Taigi, mikrofonai vietoj. Labadiena, taigi pamėginsiu šiandien įrašinėti žuvintakio garsą. Va žuvintakis, kaip į geresnį vietą surasti. O žuvintakis padarytas tam, nes čia yra hidroelektrinė ir kad žuvis galėtų praplaukti. Kelis. Mėginau surasti geresnę vietą, bet teks grįžti atgal. Ten ganėtinai triukšminga, bet turėtų vis tiek kas gautis. Reikia mėginti čia išsipakuoti daiktus dabar ir žiūrėti, kas čia bus. Pirmą pastatau pirmą kamerą, ta, kuri filmuos, kas čia vyksta. O dabar reikia įsikrauti tašį. Taigi, mikrofonai vietoj. Rekorderis veikia, ausinės veikia. Dabar reikia šitą kamerą čia padėti. Čia matytis, ką aš rašinėjau. Jeigu man čia įkris, tai bus man po visų video. Reikia kažką čia sugalvoti. Nu ir reikia antro laikiklio, kad filmuoti, ką filmuoju. Taigi labai patogus dalykas, prisegamas daiktas, įtvirtinti telefonai. Žodžiu, tas sagtukas šis yra labai gerai, geriau negu stovas 2 sykius, nes prisegti visada eina kur, turiu menį prie medžio, prie šakos, atsinešti šaką galima pagaliau. O jeigu kažkur tai kažką filmuojate ar išinėjate, laukia, ten kur nėra lygios vietos, tai šitie stovai iš tikrųjų, ganėtinai nepraktiškai. Tai vat tokį, iš tikrųjų, vienas iš lygiausių daiktų, kurį pirkęs esu, tai ir dar lempas turi, jeigu čia panaudoti kažkam reikia. Šiaip ir naudoju šią lempą kitiems įrašams, kurie yra mano kanale. Tai va, tuoj reikės spausti įrašą. Aišku, šiandien blogai lyja. Įrašinėtojas paslėptas dėžutėj, nes vanduo nėra sveika. Tai va, žiūrėsim, kas čia bus. Taigi, jungiam pirmą kamerą. Jungiam antrą kamerą. Jungiam rekorderį.
pastatytas, kaip ir užteks. Reikia ieškoti dabar kitos ramesnės vietos kitam video, nes čia ganėtinai triukšminga ir pati daug šortų kelia triukšmą ir čia neina tikrai prieiti, nenoriu čia vaikščioti, nes čia yra didelė elektrinė, čia saugoma yra. Čia per daug man nesutauta pačiu, žmonės aktyviai kameram, prie tos objektos nelabai nori. Tai va, šitam kol kas užteks. Užtvanka beveik tokia pat, bet žuvintakis visai kitoks. Tas pats upelis. Tai toks tas kanalas kaip žuvims. Tai žiūrėsiu. Čia vietą reikia susirasti. Ir mėginti rašinėti toliau. Nėra čia tokio šnipštimo to. Vieta užtvanka ganėtinai toliau. Ir nesigirdės to monotoniško tokio, kuris visiškai neįdomus yra. Ten toliau apžvalgos bokštas, jeigu eina žiūrėti. Nu, reikia čia greičiau suktis, nes lietus praėjo, toj bus daug žmonių ir čia įrašinėsiu tada ne vandenį, o įrašinėsiu žmonės. O kaip atrodo žuvintakis. Eina iš ratų, pirmin, atgal. Žodžiu, čia tokia gera vieta, čia įdomi. Atrodo tas tų akmenų daug, bet vat nėra vietos, kur pastatyti. Apie ką aš jau kalbėjau prieš tai, kad šito išsiversiu viską kamerą. Nėra vietos, kur pastatyti, o prisiekti aš liktai turėčiau prie ko. O kitos kameros neturiu kažkaip kažką. Nebent reikia kažką sugalvoti. Nes liktai vat yra, bet čia visada be plokščio, ar be akmonė tinka, arba dar kažkas. Nes man reikia dvi kameras padėti, o dvi kažkaip neišeina, nes turi vieną toliau nuo kitos bus. Nu, žiūrėsim, gal čia nors pavyks rasti. Ir va visur garsas skirtingas, tarp visų akmenų ten yra toliau geras, čia toksai, na, nelabai. Nesigirdi to vandens žemapos ir čia šnykščiai ir viskas. Tas yra nelabai įdomus iš tikrųjų. Čia vis įdomus. Nu, va čia reikia mėginti įstaisyti, mėginti pafilmuoti. Vėlgi filmuoti būtų galima ir belenkais, bet negali filmuoti prieš saulę. Nes, nu, vis dėlto čia yra tokia taisyklė, nei fotografuoti, nei prieš saulę neišeina, nes nesigauna. Nesigauna tada visur šešėlis ir juoda ir negražu. Kažkiek kamera kas dar pataisė, bet tai čia tiek, nu, ne tas yra. Va, čia tos laivhakas. O ką daryti? Nes, kaip sakau, pastatyti praktiškai niekur neįmanoma stovo, tai va tenka improvizuoti. Turiu tokį, iš kažkur net gavęs, net nežinau, fotoaparato štatyvą. Turiu aš ir gerą, bet šitas yra privalumas visi lengvas. Na, bet vėl, kaip sakiau, čia apie visus tos papasakosiu vėliau. Tai va, tai pastatytas ant praktiškai ant pačio skardžio, tą kamerą. Dabar įtrauti kitus daiktus. Va, čia tos laivhakas. O ką daryti? Nes, kaip sakau, pastatyti praktiškai niekur neįmanoma stovo, tai va tenka improvizuoti. Turiu tokį, iš kažkur net gavęs, net nežinau, fotoaparato štatyvą. Turiu aš ir gerą, bet šitas yra privalumas visi lengvas. Na, bet vėl, kaip sakiau, čia apie visus tos papasakosiu vėliau. Tai va, tai pastatytas ant praktiškai ant pačio skardžio, tą kamerą. Dabar įtrauti kitus daiktus.
va gavosi tai panašiai čia. Pribūriau, kažkur ausinį kabelį pamečiau. Nu taip ir būna. Čia vėlgi reikia žymėti, ant dėti lipdukus ant kabelių, kad nepamest. Nes kabeliai juodi. šiai dienai užteks. Dar galima tokį bairį padaryti. Jau filmuota, žmonės pradėjo rinktis, aišku jau nebelyja, tik man tikriausiai vienam lyja. Tai va. Ačiū štai užtvankai, žuvintakiui, dabar reikia viską sudėlioti,
tampyti ir galutinį rezultatą pateikti jums. Jeigu jums patiko, galite prenumeruoti. Bus daugiau tokių video visokių panašių, nebūtinai su vandeniu. Bus ir su paukščiukais. Nu, šiaip ir yra keli bandymai, kurie įdėti yra Baskonės kanale. Tai, bet ten tik tais tokie visai nieko praktiškai nedaryta. Tiesiog įrašyta ir beveik be montavimo sukelta. Tai va, ačiū už dėmesį.